Mes dabar važiuojam į gamybinės paskirties pastatuką, pažiūrėsim jo progresą. Ten dabar atsiradę yra pamatai ir ruošiamės. Gal įdomesnis vaizdas bus, kai atvažiuos metalinės konstrukcijos ir visos kitos konstrukcijos, kaip pati dėžė jau pradės montuotis. Teoriškai ten yra pagal tos visus technologinius dalykus. Kritinės dienos yra 7, kai betonas įgauna ten tam tikrą procentą, o šiaip jisai visą laiką džiūsta ir stiprėja, nes su betonu kaip ten yra, kad jisai ir po daugelio metų nepraranda savo stiprumo tų savybių ir kuo daugiau metų, tuo stipresnis. Aišku, geriau duoti kažkiek jam įgautas 2 savaitės, kokias 3 savaitės gali duoti pastojant, bet tada darbuotis šiuolaikiniai statybai vos ne. Vakar išpylė, šiandien blokelius krauna, tenka žiūrėti, kad per didelių apkrovų negautų tie visi reikalai. Tai va, aišku, kelias ne kažką, bet mano mašina gelbėja šitą visą reikalą. Šitą kelią mes patvarkėm, suformavom nubėgimą vandeniui, pamatukai jau yra šiltinami, aikštelė, inžineriniai tinklai visi suvedžioti. Tai va galiu parodyti, kad rostverkėlis padarytas, šiltinamas yra dabar apatinė dalis šiandien rampos įvažiavimo, konstruktyvas formuojamas. Ir aišku, tu norėsi manęs paklausti, kas čia per baltas tinklas. Gal jūs čia sekretą kokį daro, bet nėra čia jokio. Čia sustiprina kelio konstrukcijos, papildomas sustiprinimas yra. Stiprina, nes šiuolaikinės technologijos čia vadinamos. Aplinkui, kur tu matei šulinukai sustatyti, ten buvau vieną šulinuką pradaręs, tai pelytę, žiurkytę mačiau. Taip. Nu, fainai, iš tikrųjų, progresas matot. Sako, kur tu taip išterlioji mašiną? Va, vienam objekte buvom, pažiūrėk, kaip jinai išterlioja tą mašiną.